Kaip vyksta mokymosi procesas, įprastos treniruotės. Sveiki, atvykote į pirmą treniruotę? Puiku, štai kaip viskas vyksta. Treniruotės prasideda nuo kūno paruošimo šokių, tai yra apšilimas. Tai yra puikiai traumų prevencija ir puikus būdas įsivažiuoti. Antra, fiziniai pratimai kūno tonusui pakelti. Tai užtikrina geresnę choreografinę atmintį, angliškai muscle memory. Stiprina geresnį neuroninių ryšių formavimąsi. Toliau pertrauka. Porą minučių atsigerti. Nepamirškite savo gertuvės arba vandens buteliuko. Toliau seka foundation arba basics. Prieš pradedant mokytis choreografiją ar kombinaciją, dažnai pradedama nuo paprasčiausių judesių, nuo elementariausių elementų. Tam, kad jūs galėtumėt juos kartoti kuo daugiau, išmokti ir kai ruošitės choreografijai, nebereiktų apie juos galvoti ir liktų tik tais mėgautis. Toliau, choreografijos mokymasis. Štai čia yra smagiausia dalis. Pradžioje sužinosite, pagal kokią dainą šoksite. Paskui išmoktus judesius jungsite į vieną vientisą choreografiją. Šie judesiai yra pritaikomi pagal muzikos akcentus. Kartuojame tol, kol nereikės galvoti, tol, kol jausimės tarsi ant scenos. Kūno paruošimas poilsiui. Keli tempimo pratimai duoda signalą kūnui, kad jau laikas ilsėtis ir jis pradeda mažinti tonusą. Ačiū, kad žiūrite, smagių šokių.